Kaip pradėtų reikia. Labas rytas. Sėkmingas, ankstyvas rytas. Kaip visą laiką, videko pradžios negeriausias, bet turim gerų naujienų įdomių. Aš šiandien labai skaniai miegojau, kai paskambino Arnas, sako, važiuojam. O kur važiuojam, Arnai? Važiuojam pirkti Arno 91. Gali būt. Gali būt. Tai va, važiuojam. Va, mūsų matosi už langiuko aplyto taksas. Batmanas, kaip priklauso, 3 litrai. Varom. Na kam p***šit, aš Taip, atvažiavom jau Vilnių prie 91. Ar filmuosim ar nedaryti, nežinom. Gal nedarysim ir žmogui ir savo streso. Jeigu nusipirksim, pranešim, parodysim. Nu ir va, atvažiavom prie 91. Numerių žmogaus nerodysim, kad jeigu nenupirksim. Gražus universalas, spalvytė kaip mano. Dar labai įdomus reikaliukas. Rūdas nesimato, bet rūdas, salonas, rekaras, nešildomas. Veidrodukas vienas feiso, vienas prie feiso. O toliau jau pasižiūrėsim ir papilmuosim daugiau po visko. Spėkit, kas atsitiko. Nusipirkom 91. Ir kol apsižiūrinėjo mašiną, jį kūrėsi, viskas gerai. Nu, nuo prikurkės, bet kūrės. Dabar užkūrėm, užstūmę, užstrigo skidelis, kažkas trakštelėjo. Ir? Nu, Maika, big problem. Galimai jau kūvas nusprogęs, gali būti niuansų. Mums sėda į Kauną parvažiuoti, mes Vilniui randamės. Arnas nusipirko draudimą, technikinė yra. O šiaip ką galima pasakyti? 2 litrai, bet atskaitomas 1.8, 105 kW, N43. Gal variklis turi kažkokių garsiukų, panašių į grandinę, galvanasą, dar nežinom, išsiaiškinsim. Prie facelifto ksenonai rasojantis. Tuninginės dvigubos juodos grotos, bet su chromu. Negaliu aš pakęsti dvigubų grotų. Galėjo parduoti. Salone turim rudą spalvytę, odinės, pripučiamos šoniukai, gaila nešildomos, yra cicas, CCC, aš jų neskiriu, tai nežinau. Gale kupoleriai neveikia. O šiaip, nu kas dar, pilkos lubos, mechaninė dėžė su kažkodėl apsuktų bėgių bumbulų, sankabos cilindriukas irgi truputėlį padvėsęs, bet nieko tokio. Priekis irgi tarpai nesueina, kažkada buvo daužtas, keistas stiklas, kapotas dažytas, bet viskas, ko mums reikėjo. Tai va, kadangi vis tiek labai visiems įdomi bus kaina, Arnas nusprendė pabūti slapukų ir jos nesakyti. Galim tik pasakyti, kad yra žymiai pigiau rinkos kainos paimtas, bent jau mes stebimės, bet Arno 91 bildas prasidės žymiai greičiau negu visi tikėjomės. Veškės dar kol kas nematuosim. Jo. Nenulūžė laikikliai. Uik tu! Pala. Palūžė. Bet tas nesulūžęs. Šitas irgi nesulūžęs. Žiūrėk, galėsiu įsidėti pas save. Pas tave nėra? Pas mane sulaužyta, ausytės nėra. Tvarkingas. Žiūrėk, detalių jau turiu praktiką. Dar įdomus reikalas. Vairuotojo veidrodėlis facelifto. Ateini į kitą pusę. Ir čia prie faceliftas. Pasakymai apie... Atsuk į save kamerą. Pasakymai apie akumo. Pažįstamas čia neturi akumo. Vienintelis variantas arba ieškoti Facebook'o grupėse akumo, arba važiuoti į suknistus senukus ir tenais nusipirkti naują akumą. Gerai, tai akumo neturim, laidų neturim. Užstumti jos irgi neišeina. Tu nejuokauk. Turim problemų. Bandom skambinti Igniukui. Igniukui tikimės, gal tu išgelbėsi. Nes tada jau reikalai prastėja. Gerai, tai išsėrdėm čia prie akumo reikalus pasižiūrėti. Pirmiausia, akumas kažkoks biški per mažas. Tada čia yra tas visas pliuso plastikas su saugikliais. Ir vaizdas yra va toks. Kažkas daryta, pridaryta. Ten turim rūdžių. Viskas šlapia. Kodėl visi pigus BMW
turi smėlio neapsakomose vietos. Ta prasme, žmonės neužsidarė durų bagažinės. Ne, nes prakiūra tos grotelės. Ai, nu jo, gerai sakai. Bet ta prasme, čia tas plastikas, jis taip sumaitotas. Jis apverstas, sumaitotas. Manau, kaina būtų dar geresnė. Jo. Man net baisu biškį liesti yra. Gerai. Nes čia įdomu, ar nėra kažkur kontaktai išsimovę, ar tas pats pliusinis laidas nėra kažkur ten nulūžęs. Nes ten pliusinis laidas tai labai baisiai atrodo iš tikrųjų ir jis vandens žiauriai daug gavęs. Ties bagažiniai sėdėti. Ne, mane prisukta. Rimtai? Nu, judam. Kiek šansų, kad to užteko? Tai palauk, ją prisukta. Nu, Laikyk prispausta. Tai jo, buvo neprisukta klėma, gal kažkas pasikeis. Kur raktas? Pas ką raktas? Pas tave buvo. Kur pas mane? Ai, ne tas. Šunuolis, pametė į raktą, Arnai. Aš turiu. Nespėjom net išvažiuoti. Visiškai nieko. Visiškai. Tai gal net Dabar ne raktų akumas. nebetiduoda. Tai gal net ne akumas. Op, buvo. Kažkas. O, turiu raktą gal. Bandyk kurt. Bet tai čia su klėma, gal išteks ir prisukt realiai. Ne, jis net nepabunda. Nepabunda, ne. Šiaip labai panašu į nutrauktą pliusinį laidą. Tas pats kaip 93 buvo. Čia lempos priblėsta prie visko, tai akumas. Jo. Dabar pagalba kėdėje. Atsimeni, kai klausė. Jo, nu jeigu ką va, kilpų yra, galėsim parsitempt. Nu, bet jo, va, kaip ir sakiau, bumperis špakliuotas, čia realiai vien špakliaus gabalai matosi. Ačiū. Tai va, bandom ieškoti akumo, bandom užsikurt, laukiau šaltoką ir bandysim dar kažkaip į Kauną pravažiuoti. Aš nežinau, ar girdisi, bet mašina beatboxina. Langas atidarytas liko, nes, nu, nežinau, ką Romas nemačiau, ką filmavo, išderinau reikalus, bet esmė yra tokia, kad Šaika išvarė pirkti naujo akumo. Ir nėra baisiai daug įrankių, bet galbūt prasisuksim, įsidėsim naują akumą ir tikimės, kad į tą laiką nieks neiškeps, nes ten, nu vienu žodžiu, neapdairumo klaida, neapsižiūrėjom. Aišku, gaila, salonas nešildomas, nes iš tikro toks padroštas, bet gražios būklės. Labai norėjau savo susidėti, bet nėra šildymo mygtukų niekur, tai tiek ir naudos. Jo, šalta, nemalonu, šlapia. Kadangi aš buvau mažiausiai sušalęs kol kas, tai Šaika sakė, davai tu lik, kas tavo mašina, aha. Ir varom akumo, tai jie išvarė akumo, aš budžiu. Tikiuosi neužsidegs niekas, nesusvils ir gal kažkaip grįšim į Kauną. Ką mes įsivėlėm? Ta prasme, ta mašina skamba lyg dabar būtų Afganistane. Ta su kuliaku tik tai lesa. Žais durnus žaidimus, laimėk durnus prizus vadinasi šitas epizodas. Ai, bus matyt, kaip čia mums seksis grįžt. Nėra medžio apdailos, negaliu ir patuksent. Vienu žodžiu. Susitiksim tolimesnėse update'uose. Kol Hebra išvarius ir aš laukiu kantriai ir šalu, nusprendžiau pasivaikščioti po... Kažkas nukrito. Pasivaikščioti po mašinos ir atmes. Nežinau, kiek čia kam įdomu, bet... O, yra AliExpress Special. Vietoj telefono dėžutė. Čia šiaip tuš... O, žiūrėk. Jau mašina kainavo... Iš tuščio į kiaurą aš tiesiog pilstau. Paruoštas naujas akumas, čia visą faršą reikia nusiimti gražiai. Dar greitai patraukiau, pagal PIN kodą 9 man per valandą turi būti. Jo, daniška mašina. Taksistas viską turi. Jo, žmogutis, kuris padeda, bet nenori filmuotis, tai mūsų įvardintas taksistas.
Ne, pabandom mandagesnį pabūti. Dušmanas. Dušmanas. Nu, tai dušmano Batmano vairuoja, tai ko tu nori? Vau, kaip čia visi pasisultas tiesiog. Antrą передачу į parodos kalną. Ir nekanalina, karbo propkė bus propūsta. Tai va, tokie reikalai, pasikeičiam akumą, bandom kurti ir tikimės, kad davažiuosim. Šaunės, ištraukiam. Taip, ką čia turim? Čia kablio blokas. Ai. Tai kablys ne originalas. Ne. Poniam. Kas čia pridaryta? O, Palau, čia nenulūžo ką tik, kad šitas, jo. jis nulūžęs, tiesiog buvo prisuktas, prispaustas. Ai, tai reikės taip pat daryti, nes kitaip neužkursim. Taip. Vis tiek. Bet aš gal dabar dėl to ir noriu- nekrauna akumo. Aš dabar noriu čia biškį atpint, kad daugiau vietos būtų. Čia man klausimas. Gal galim čia akumo tiesiog padėti? O, mintis. Manau, bus Ai, paprasčiau. Minuso laidas nepasieks, manau. Jo. Datrauksim. Jo, čia minuso laidas irgi jau toks ant keitimo. Vienu žodžiu. Nu, mūsų dušmainas pakeitė akumą, žiūrim, ką turim. Zaibys. Šviesas turim, ksenonai. Super. Valytuvai grįžo į vietą. Čia galim važiuoti. O, ir veikia normaliai. Šauniai. Viskas. Daug pitak. Pirkom. Viskas, galim ramiai tada bandyti važiuoti iki Kauno. Šitą pasidedam čia albutį. Dabar svarbu, kad nenuvibruotų visa ta nesąmonė. Biškį vietos pasidarom. Gerai, šaunu. Net numerio apšvietimas ledinis. Nu? Gal mergaitė mylėjo, man atrodo, šitą mašiną. Tai jau atvažiavom į Kauną ir labai laiku turim raudoną variklio čeką. Kol kas nežinom, kas ir dėl ko, bet nu jau Kaune. Svarbiausia, davažiavom realiai. Nu, jo. Tai važiuojam vis tiek į garažą. Nes ten mašina ir bus sandėliuojama. Jo, pasijungsim kartu diagnostiką. Ir žiūrėsim, ar visgi variklis eis į metalą. Ar užkalėm ar ne? Ar čia koks davikliukas? Šiaip tepalą gal jau užpylėm. Jo, gerai sakai, reikia pasižiūrėti. Špūrą tai nuvalgė visą. Nu ne, tepalą rodo, kad yra. Bet kaip žinom, davikliai gali reaguoti, plus matėm, kad ant Vienas variklio daviklis yra nulaužtas. kažkoks nulaužtas. Nežinom, kas ten realiai. Šiaip gali būti tepalas slėgio. Gal Kažkas išvis tokio. Nežinom šito labai variklio gerai. Nieko nežinom mes čia gerai. Nežinom, kad davažiavom iki Kauno. Šiandien taip. Aišku, vis tiek žadam, bus burnautas. Bus. Niekuris nesidės, burnautas bus. Reik pašventinti, kitaip vaškė negyvens. Čia styp. Čia styp. Gerai, važiuojam iki garažo, susimatom ten su naujienom. Nu, iki garažo nedavažiavom, bet dar viena, kaip ir naujiena, gal nedidelė, bet... EPP, ne taip pasakai, važiuojam dar vis iki garažo. Jo, tai turim ne tik variklio čeką, bet tuoj gal išmes. Gerai, nemeta, bet žodžiu, ką tik išmetė dar, kad su priekiniam lempom kažkas yra. Tai iki garažo kiek čia 3 kilometrai. 7 minutės. Bet jo, bandom davažiuoti ir žiūrėsim. Kažką įdomaus nusipirkom. Nu, Arnas nusipirko. Atvažiavom, rūksta, antifrizo kvapas. Ai, tu į antrą bėgį permečiau Ričiagas, kažkur dingo. Kaistam. Kudas įtsitė? Kaistam ant tiek. Jo. Škaitam. Tai va dėl to čekas ir buvo. Jo, škaito. Gerai, tai tegu O! Šilta! Tegu pastovi. Škaitas vis dėl to. Taip, pasidarėm diagnostiką, turim labai daug klaidelių. Aišku, didžioji dalis iš jų yra vien dėl to, kad buvo akumas nusėdęs, tai vien blokai mato, kad voltažo nepakako. Bet! Pala, čia... Ne. Va čia, variklis įdomiausia. Tai jo, nulaužtas tepalo slėgio daviklis, ten viską mes matėm. Tada dabar įdomus reikalas, kad elektrinė vandens pompa aktyvi ir rašo, kad jos nemato. Tai... Ar taip gali būti, kad mes iš Vilniaus parvažiavom be elektrinės vandens pompos, nes variklis dabar tikrai yra užkaitęs? Aišku, jis gal būtų jau ir anksčiau kažką padaręs, nu nežinom.
gal visgi lauke vėsiau važiavom kažkiek atsivėsino, plus nepykit, jeigu girdėjot ūžimo. Šildėmės salone, tai gal kažkiek irgi padėjom tam varikliui, bet priėmėm tokį greitą ir paprastą sprendimą. Variklis neparsidavinės pilnas, arba jeigu kažkam jo reikia, galima tartis realiai pigiai, nes jis 100% yra kaitęs dabar, tai tikrai, neaišku kaip prieš tai buvo. Kartu iš variklio meta išmetimo vanuso mechanizmo klaidas. Kas gali būti dėl elektros, nes kai pakeitimo akumą dingo variklio garsai. Tai Jo, šitas gali būti. Galai žino. Bet faktas, kad jis dabar tikrai yra kaitęs, nes dabar net bijom ir atsakinėti antikrizų dangtuką. Aišku, fontanas būtų prikolas, bet... Davai? Tai po to. Tada, tai jo, variklis jisai arba jis dalim arba kažkam labai pigiai, nes tikrai pasakysim, kad jis galimai kaitęs. Nu, negalimai, jis tikrai kaitęs dabar yra. Tai be jokių garantijų realiai mes jį parduosim ir, nežinau, papigiai kainų jų nelabai žinom, bet pažiūrėsim tikrai žymiai mažiau nei rinkos kaina sveiko variklio. Ką jau padarysi truputį minusas, bet... Ne truputį. Nu jo, galimai visai normaliai, bet irgi nenorim pardavinėti kažkokio šūdo ir bandyti siūlyti, kad čia, oi, viskas gerai ir čia tiesiog dėl akumo buvo klaidos. Ne, prisiemam, kad variklis nėra gyvas, nežinom jo pilnos būklės, bet nerizikuosim, nedarysim nesąmonių, tiesiog ne tie žmonės. Darysim nesąmonę, atsuksim antifrizo kamštį. Einam fontanų daryti. Fontanų. Gerai, bet tu... Nors kiek lyg ir nėra. Šiaip reikia gal skudurą pasimti. Gal kokią lazdą netgi ir iš tolo atsukinėk. Pabandysiu čia pasišviesti ant savęs, gal kažkas matysis. Girdis net, kad verda vis dar tas antifrizas varikliai. Tai, nu, pabandysim atsukti, jeigu bus fontanas, tai bus fontanas, bent jau turim ką pafilmuoti. Ne, iš tikrųjų gaila, kad su to varikliu taip gaunas. Būtų žymiai smagiau buvo, jeigu tas variklis būtų sveikas, parsiduoti jį, kad mašina stotųsi kaip įmanoma labiau ant nulio. Bet, nu, ką jau padarysi, turim kaip turim. Šiaip jau gal būtų šnypštės. Turėjau, man atrodo. Jep, turėjau. Ne, bet jis tuščias. Palauk, atsargiai, dėl visko. Ne, jis jau būtų padaręs. O, antifrizo yra. Tai vandens pompa neveikia. Ir jis gražus. Nėra, kad tepalo būtų padaręs. Toks tas gražus, tai aš nežinau, Nu, kiek gražus. tepalo nėra, kokteilio neturim. Nu, čia irgi nieko. Ne, čia irgi gražus. Čia grandinė vietoj. Grandinė tai gražia. Nu, neaišku. Nežinom, ar nesusidėvėjus. Nieks neaišku, čia daugiau klaustukų negu atsakymų. Čia viskas kažkaip per daug gražu. Uždengiam. Kol kas čia viskas per daug man gražu. Nu jo, bet... vis tiek. Nors irgi antifrizas tai dabar neverda, bet... Elektrinė kolonėlė. Čia girdėjos garsų visokių ir šnipštimų. Ne, man atrodo, vandens pompa nedirba. Bet prieš tai tikrai dirbo. Gal nukėpė. Vienu žodžiu, viskas aišku, kad nieks neaišku. Pasiardysim, vis tiek imsis variklis, nusimsim galvoštą, dangtuką karterį galima bus nusimti, pasižiūrėti kaip indeklai, kaip kas. Kaip minimum. Ar rasim gal kokių drožlių. Tepalo filtrą išsisukti. Jo. Paprasčiausias dalykas. Kaip minimum čia reikės pasidaryti. Katulis, kurioje vietoje pas tave? Nes čia tai bačioką, tai turim? Turim bačioką? Turim bačioką. Kur? Aš tai gofrą matau. Prieš gofrą. Bus matyt. Noriu tiesiog... Ne, šitam negalima. Negalim, šitas dar per daug geras. Taip, padarysim maždaug trumpą ilgą rezumė viso pirkimo. Žodžiu, buvo apsišauta. Gal už tą sumą kaip ir nėra tragiška iš tikrųjų, bet vis tiek apsišauta. Nėra smagu. Jo, rast variklio defektų tikrai niekad nebūna smagu. Yra ir kitų defektų. Nu, mes tiesiog labai kažkaip... Durnas apsižiūrėjimas, tikrai negalim pilnai ir pardavėjo kaltinti, patys nelabai susižiūrėjom tą mašiną, ten buvo ir skubėjimo, ir dėl kainos dalykų derinimo, bet, nu, turbūt, kad daugiausiai patys save galim kaltinti.
Manyčiau. Nu, durni, jauni, neapgalvoja. Visą laiką mokomės. Jo. Iš tokių dalykų Jo. gerai pasimokom. Tai bent jau kitam kartui kažkuriai mašinai bus viskas aišku ir sužiūrėta. Atvirai pasakius, jeigu būtų šitą mašiną pirkta kaip deilis, tai Tada aš būtų manau, labai blogai buvę. būtų žiauriai liūdna Jau ir tada net už šitą būtų, kainą. būtų, manau, galinėtas. Jo. Kai mes žinom grubiai kokią mašinos paskirtis, tai taip galima pasvert, galima... Na, vienu žodžiu, esmė tokia, kad nuotaikos pusiau laimingi. Davažiavom be tralo. Ir be virvės. Tiek bent jau. Kiek iki to buvo? Nebuvo. Šiaip gerai. Dramos nebuvo daug. Na, bet gerai, vis tiek važiuojant buvo ir tų kažkokių papulsavimų, ir tas pats variklio čekas, kaitimas. Bet darysim paprastai. Pasikelsim ant keltuvo, kai bus laisvės, susižiūrėsim visus likusius dalykus. Nu, Vis tiek pilna apsiėjimą, visi kampai, kampeliai, Jo. kas blogai, kas Susižiūrėsim. ką. Jo, tai čia jau, manau, bus kitam vdekė šitas... Jo, šitą jau paliekam čia. Šitą nuotykį. Linksmesnis šiaip vis tiek pirkimas buvo. Nu, toks jo, įdomesnis. Ir pagaliau pasiėmėm kamerą, sufilmavom savo daromas nesąmonės. Tai jeigu smagiai susižiūrėjo, bent kažką gerai padarėm. Aš nežinau, man tiek nėra motyvacijos iš tikrųjų. Biškitas yra toks, kur rankos nukritę ir taip... Pradėsi daryti. Jo, nu čia ta pirminė stadija, žinai, kai tu jau atrandinėjai tuos visus niuansus ir panašiai. Vienu žodžiu, buvo malonu, kad žiūrėjot. Mes jau einam pradėti filmuoti kito epizodo. Lietuviško etniško maisto užpildyti skausmą ir bėdas. Jo, mes varom kugelio. Mes varom kugelio. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Neužsidengia pilnai. Vienu žodžiu. Nu, kažkaip. Gana nesąmonių. Viskas, ate. Negyvas eteris.